turime tokį galastuvą, kur aš sakau, jų taip labai neįvertinu, bet kodėl aš jų neįvertinu tų traukiamų galastuvų. Aš jų neįvertinu ne todėl, kad jie čia kažkas blogai galanda dar. Aš neįvertinu todėl, kad aš prekiauju didžiąją dalį labai rimtais peiliais, virtuviniais, medžiokliniais dar tokiais, tai todėl šitie traukiamų galastuvai, jie negalimi labai geriem peiliam, jų negalima naudoti. Mes galima naudoti minkštiem, paprastiem peiliam, kurių negaila, visokie fiskarai, filet peiliai, ten mėsininkų peiliai, kurie yra minkšti, kurie drožiasi. Tai sakykime, tai 56 kokie hercai, 58 maksimumas, 60 jau ne, jau visiškai jau, žodžiu, geriau tokiem paprastesniem, fiskarus, tai čia galim drožti, tai 53 atrodo, tai turi hercai iš viso bulvių košę. Tai tokiem peiliukam buičiai yra galastuvas. Pasiemam peilį, sakykime, taip, ir aišku, aš negalasiu, pasiemam ir sukt. O čia kam patogiau pasiemam su dešinę ranką, peilį laiką su kairė ir užsidėję ir cinkt ir pasigalandi peiliuką. Šiaip turi rankenų apsaugą, rankų apsaugą, dar yra virš rankenos, kad nesusižeisti. Tai žodžiu, šiandien euriuko, statykit, laimėkit, įsigykit, turėsit tokį galastuvėlį. Iki.